Svajokliai, vestuvinė kolekcija. Gal trečią jo truputėlį apie tai, kaip kilo mintis pristatyti trofėjus čia, šitoje parodoje. Nu, šitą parodą idėją davė Žemės ūkio mokyklos direktorius Liudas Jonaitis, kadangi jisai ir šitą mugę visą organizuoja. Medžiotojų žvejų draugija Joniškio skyrius valdyba nutarė, kad tikrai reikia paeksponuotos mūsų trofėjus sumedžiotus Joniškio rajone. Nu, yra kai kurie trofėjai ir ne Joniškio rajone. Nu, ir parodyti žmonėm, kad pamatytų. Ar dažnai tenka rengti tokias ekspozicijas, pažindinti su trofėjais? Šiaip Respublikos mastu tai kas 3 metai vyksta respublikinės trofėjų parodos ir mes juose dalyvaujame. Tai truputėlį papasakokit, ir dabar vyksta, nesakėte? Taip, dabar vyks 4-6 dieną spalio mėnesio Kaune, Žemės ūkio universiteto rūmuose, respublikinė medžioklės trofėjų paroda. Tai va, ten irgi medžiotojai ar šiaip prijaučiantis tam dalykui gali apsilankyti, pasižiūrėti. Ten visos Lietuvos trofėjai bus. Ir ne vien Lietuvos medžiotojų. Bus trofėjai eksponuojami, sumedžioti per paskutinius 3 metus. Nes prieš tai paroda buvo 2009 metais Panevėžyje Bistrampolio dvare. Tai dabar geriausi jūsų trofėjai išvažiavę yra? Taip, paskutinių 3 metų geriausi trofėjai mūsų yra išvažiavę į Kauną.
Tai čia truputėlį tokie smulkesni trofėjai, ne? Nu, nesmulkesni, čia yra sakykime, galbūt nuo pradžios istorijos, net per visą laiką medžiotojų, ką jau turim. Nu, aišku, čia ne visi, čia tik dalis. Ir apskritai dabar žmonių daug eina, žiūri, kokių reakcijų sulaukėt? Nu, nežinau, tos reakcijos blogai niekas pakol kas neatsiliepė, kaip sakyti. Nu, žmonėm paprasčiausiai įdomu. Kai kas gal galvoja, kad medžiotojai yra tik tai mėsininkai ar šiaip, bet mes dirbam tą darbą, atrenkam ir selekcinių ragų yra, kurie įsigymė, vadinasi, pakabinta, mes tos žvėrelius biškutį parūšiuojam, kaip pasakyti. Ką sugalvojam, nemedžiojam, nu, žodžiu. Yra ir elniam, stirninam sumedžioti yra licenzijos visą šitą kontroliuoja aplinkos ministerija, departamentai, agentūros. Mes dirbam tą darbą, užsiimam ir žvėrių šėrimų žiemą, nu, visai. Sigitas Šimkevičius, būsiu Joniškio skyriaus medžioklės žinovas. Ačiū labai. Čia jau kiaunė. Šeškas. Kas jau gal kiaunė? Kiaunė, šeškas ir gerai. Kiaunė, balkmamiškiai. Beskamba jaunystės daina, aš girdėjau ir gėlė žydėjo vaguose, keliauju stogai, žydėjo vaguose, keliauju stogai. Tai sakykit, ką atvežėt šiandien į mugę pristatyti? Mes esame iš Žagarės, atvežėm vaismedžių. Obilaičių, kriaušių, vyšnių, trešnių, tų slyvų. Vienu žodžiu, ką turim, tą atvežėm. Atvežėm šalaugis, maliūgų, visko. Mes jau čia 5 metais dargavojam ir mes esam neįgaliųjų klubas Vyšnelė, mes skiriam lėšų pinigų jiem. Už tai mes džiaugiamės, kad mumis čia priima, kad mums leidžia čia stovėti, pardavinėti. Kuo labiausiai žmonės domisi, ką labiausiai perka? Perka daugiausiai šiandien tai vyšnės, perka trešnės, persikus abrikosus. Sakot, 5 metus atvažiuojat, kodėl vis dėlto atvažiuojat, kas čia traukia? Kaip Joniškis yra mūsų rajonas.
Už tai mes, Žagaris, tai mes į Joniškį važiuojam. Ir mes labai esam pažįstami su ponu direktoriu. Ir mes labai jį gerbim, bendraujam. Už tai mes į atvažiuojam čia. Labai patinka čia ta mūgė. Ir patiems malonu turbūt. Labai malonu bendrauti su žmonėm, pabūti, pavaikščioti, kitų pamatyti, save parodyti. Štai labai malonu. Prisistatykit vardą pavardę. Esu Irma Janušienė iš Žagarės, neįgaliųjų pirmininkė. Ačiū labai. Čia dabar sudėti vaikį čia, nereikia. Skipiuką tik neužkaskit, gerai, dengito. Gal pirkėjams galim porą klausimų užduoti? Labai nesunkus klausimas. Atėjot su kažkokiu tikslu kažką tai pirkti, jau buvot nusižiūrėję. Ką norėčiau? Obelaitę nusipirkom. Kodėl planavot iš anksto? Planavom iš anksto nusipirkti. Nusipirkom. Laukia mugės, kad nusipirkti, nusipirkom obelaitę. Dabar važiuosim sodinti. Ačiū, kad pirkote. Ačiū jums. Sakykit, į mugę apskritai ateinat jau žinodami, ką pirksit, ar šiaip apsižiūrėti? Nu, kadangi tos mugės būna 2 kartus per metus, tai iššventę savotiškai pasižiūrėti, pasidomėti, nes kadangi jau nesam da, tai mes neturim to supratimo apie tos augalėlius visokių. Tai va, tokie žmonės, kurie pergiauti, pasidomim, pasižiūrim, viską žino. O į mugės ateinat jau kiekvienu kartu? Taip, jeigu būnam Joniški, tai ateinam. Vardą savo pasakykit. Oksana. Ačiū labai. Nu,